Labas vakaras, norėjau pasidalinti su dar viena savo transformacija. Šį savaitgalį vyko baikerių suvažiavimas pajūryje, Šventojoje. Aš nufilmavau Palangoje ir įdėjau į mano kanalą. Tai visiems linkėjimai. Ir man motociklistai, tie baikeriai vadinami, visada asocijavosi su agresija, su nusikalstamumu, su tom visom kaukolėm, ką jūs transliuojat, su tokiom visokiom baisenybėm. Ir būtent šį savaitgalį manyje įvyko transformacija. Aš į jūs pažiūrėjau visai kitokiu kampu. Nes buvo žmonių, kurie labai jūs palaiko, labai jūs vertina. Nes aš sužinojau, kad jūs darote gerus darbus. Remiate net ir sergančiuosius ir vėžių ir dar kitokiom ligom. Tokias labdaras darote ir šitas jūsų suvažiavimas, jis toks man parodė, tie žmonės, sutiktieji iš kitos pusės, kad tai yra neformalūs, laisvės pojūčio tokie žmonės, kurie gyvena kitaip, turi kitokį gyvenimo stilių, važiuoja ir mato tos kelius, mūsų gražią Lietuvą iš arčiau, ar tiesiog susilieja su ta gamta, su tais keliais, mato daug gražesnius vaizdus negu iš automobilių. Ir aš patikėjau. Ir tai buvo nuostabi transformacija manyje, bet nesupykit, man šitą muziką nepriimtina, tas rokas labai sunkus ir kada tokia grėsminga ta muzika, aš labai senai jau nebeklausau tokios ir tai tą galėtumėt pakeisti, galėtumėt dar truputėlį šviesiau nusispalvinti savo tuos motociklus, važiavimo visas priemonės kitokiom spalvom, tai būtų gal nebe taip grėsmingai atrodytų. Tai būtų dar geriau, būtų dar šviesiau. Tai jūs parodėte kitokį požiūrį. Bet iš tikrųjų taip ir yra pasaulyje, tai yra labai daug blogio nešantis žmonės ir kiek man teko susidurti Londone su visokiausiais tokiais žmonėmis, tai jie visi iš tigrų pasaulio. Pasižiūrėkite mano video, tigrų pasaulis ir kitas pasaulis. Pasižiūrėkite, kas kam priklauso, tai baikeriai dažniausiai priklausydavo tikrai tiems. Bet lietuviai nuo šiol turbūt vadinsis pasaulio lietuviai. Nes mūsų lietuvius išbarstė po visą pasaulį, kad išgelbėtumėm žemę. Ir tikiu, kad lietuviai, būtent šitie baikeriai, parodė kitokį gyvenimo stilių ir kitokią prasmę. Visai kitokią prasmę. Ir aš tikiu, kad jūsų darbais užsikrės, gerais darbais užsikrės visas baikerių pasaulis ir pradės skleisti tą gėrį taip, kaip skleidžiate jūs. Susipažinau su Andriumi, dar vienu baikeriu, tai linkėjimai ten vyrukams iš Vievio. Toliau, aišku, čia buvo baikeriai iš visos Lietuvos, žinau, kad jų tarpe yra ir verslininkų, ir gal net ir gydytojų, ir atsiprašau, baltų chalatų, ir visokiausių profesijų, tai visiškai nėra susijęs su kažkuo. Ir
labai mielai kviečiu jūs visus į mūsų kompaniją Alliansum. Kviečiu prisijungti, nusipiešti visą tą saulę. Nusipiešiam ir su tą saulę ateiname su giminėm, su draugais, su kaimynais ir daugiau. Lietuvoje bus tik taika. Tai štai dėl ko aš sugrįžau, kad jūs pakviesčiau prisijungti pas mus į kompaniją Alliansum. Iš visos širdies, iš paplūdimio. Su meile, su Dievu.